mano dėdukas čia gyveno, buvo visur šlaitai tada. Nebuvo apstatyta dar prie caro, nei namų čia nebuvo, visur šlaitai, o jisai buvo naktimis sargas, naktinis. Eidavo naktimi tikryt, kur kas reikalinga, vaikščioja, kad kas kur nepadarytų, ką, nu žinot, kaip sakyt, naktį jo žinioj buvo visas šitas šlaitas. Nu, jis vieną kartą eina jisai taip žiūrėdamas visur tvarkus, susitinka ponaitį. Nu, jis pažino, kad velnias. Dėduks jau, manau, daug kartų yra matęs velnę. Bet tada jau jis irgi sutiko, jisai, matom, cigaras tik rūksta, su skrybėlė užsidėjęs, baisiausia jo, velniai labai įsipustę. Nu ir labas vakaras, sako tėvuk, sako labas vakaras. Nu tai kur, sako, eini, klausė dėdukas jo. Į vakaruškas, sako, čia netoli vakaruškos. O tą dieną, kad tik ten netoli buvo vakaruškos. Nu ir dabar jis, o jau aš dėduk, sako, galvoju, jau velnės nuvijo vakaruškas, tai jau ten vis tiek kas nors bus. Taip ir buvo, klausau, sako, jau žmogų užmušė. Subonka, gėrė alų, kaip davė į galvą, jaunikaitį ir užmušė. Dėdukas, sako, parėjęs pasakoja močiutei. Va, sako, velnę sutikau, ėjo vakaruškas ir žmogų užmušė.